Aha, jums jau baisu, jau dreba kinkos. Tai Baubo darbas, papasakosiu jums siaubingą istoriją apie tikrą Baubą. Ji tokia siaubinga, kad mūsų Baubas net susirgo. Baubo liga. Gyveno Baubas. Jam atrodė, kad jis labai baisus, nors iš tiesų jis buvo labai geras ir linksmas. O kadangi jis buvo Baubas ir dar geras ir dar linksmas, jis turėjo gąsdinti vaikus išradingai gerai ir kokybiškai. Jis taip patiko pats savo, kad retkarčiais net pats išsigąsdavo pamatęs veidrodyje savo siaubūnišką atvaizdą. Bet jis buvo geras aktorius ir mokėjo neišsiduoti, kad jam baisu. Kartais nutarė paskelbti, kad gąsdins visus, kas tik paprašys. Jis įsigijo telefoną ir pakabino skelbimą, kad visi sužinotų, kaip gerai jis gąsdina. Hi-hi-ha-ha, kikeno vaikai ir jie buvo teisūs. Staiga kažkam prireikė jo paslaugų. Pagaliau, nudžiugo Baubas ir išskubėjo į darbą. Suriko Baubas ir parodė grimasą numeris 1. Keista, niekas neįsigando. Sušuko Baubas, nes pats įsigando. Aš noriu, kad jie nežliumptų. Nežliump, ką? Aš tau parodysiu keletą grimasų. Numerį 1, numerį 2, kokį nori. Ei, klausyk! O paklausyk manęs! Mergaitė neišsigando, o ėmė kvatoti. Kaip? Jie manęs visai nebijo? Pagalvojo Baubas ir jam pasidarė bloga. Tai skambėjo apgailėtinai ir jam pasidarė blogiau. Taip blogai, kad teko iškviesti greitąją pagalbą. O kadangi jis buvo Baubas, jį nuvežė į specialią baubų reanimacijos animacijos ligoninę. Ten Baubą apžiūrėjo vyriausiasis Baubo ligų specialistas. Liežuvis paraudęs. A raidės nematote. Karščiuojate. Apsinuodijote mobiliuoju virusu. Skiriu jums 2 dozę multibaubinų, kurie labai pagerins jūsų baisią išvaizdą. Nebijokite, tai skausminga, bet nebaisu. Bet Baubas pasijuto dar labiau vienišas ir nelaimingas. Seselė! Seselė tuoj pat sugirdė jam vaistų nuo gerumo bacilų. Help! Padėkit, gelbėkit! Help! Ei, kas nors! Vakare per televiziją pranešta, Baubo situacija nekontroliuojama. Vaikai suprato, kad jie persistengė. Baubė, nesirk, mums tavęs reikia. Aha, reikalingas! Prireikė, tai geriausias vaistas nuo Baubo ligos.